Sveiki, šiandien mokysimės, kaip iš sveiko skaičiaus atimti mišrųjį skaičių. Užrašykim sveiką skaičių, pavyzdžiui 4, ir iš jo atimkime 2 sveikus ir 2 trečiasias. Vienas iš būdų, tai yra sveiką skaičių pasiversti irgi trupmeniniu skaičiu. Tai skaičių 4 mes galime padalinti iš 1. Nes padalinus iš 1 mes vis tiek gauname tą patį skaičių, kurį daliname. Taip. Ir atimkim 2 sveikus ir 2 trečiasias. Paverskime antrą skaičių netaisyklingąją trupmeną. Tai bus 4 pirmosios, atimti, rašom trupmenos ženklą, tai 3, ir 2 sveiki kart 3, 2 sveiki kart 3, ir pridėti trupmeninę tą dalį dvejetą. Lygu. Taigi turim 4 pirmosios minus 2 kart 3 6 ir plus 2, tai bus 8 ir vardiklyje 3. Kad galėtume atimti trupmenas, o mes dabar jau turim trupmenas, tai mūsų vardikliai turi būti vienodi. Vienas vardiklis yra 1, kitas vardiklis yra 3. Tai bendras vardiklis yra trejetas. Nes trejetas dalinasi ir iš 3, ir iš vieneto. Taip, kaip iš vieneto gauti 3? Tai reikia padauginti iš 3. O čia mes trejetą turi, tai galim iš nieko nebedauginti. Taigi rašom 4 kart 3 ir atimt 8. Lygu. 4 kart 3 yra 12 ir atimt 8. Ir vardiklis lieka toks pat 3. 12 minus 8 yra 4. O vardiklis lieka toks pat. Dabar išskirkim sveikąją dalį. Tai lygu. Į ketvirtą trejetų telpa tik tai 1, tai rašom 1. Ir tada iš ketvirto atimam sveikasias dalis. Tai yra 1 kart 3. Nes mūsų vardiklis buvo 3. Ir tai yra lygu 1 sveikas, 4 minus 3 yra 1 ir vardiklis 3. Galim paskaičiuoti dar vieną pavyzdį. Sakykim, iš 5 norime atimti 4 sveikus ir 1 septintąją. Vėlgi, pirmąjį skaičių sveikai pasiverskime į trupmeną. Tai yra padalinkime iš vieneto. Padalinti iš 1. O antrąjį skaičių paverskime netaisyklingąją trupmeną. Tai vardiklis lieka 7. O čia viršui bus 4 kart 7. 4 kart 7 ir pridėti vienetą. Lygu. Suskaičiuokime. Gausim 5 pirmasias, atimti 4 kart 7 28, plus 1, tai bus 29 septintosios. Turim surasti, koks yra bendras vardiklis. Vieneto ir 7. Vieneto ir 7 bendras vardiklis yra 7, tai galim čia rašyti iškart 7. Ir kaip iš 5, kaip iš vieneto gauti 7? Reikia padauginti iš 7. Taigi bendras vardiklis bus 7, o čia skaičiuojam, kokius skaičius gausim. 5 kart 7 yra 35. Tada buvo minusas, tai atimti ir atimti 29. Lygu. Vėl galim iš karto užrašyti
vardiklį, tai yra 7, o 35 minus 29 yra 6. Tai gavom 6/7. Ačiū.